Kelionėse kažkas pasikeičia. Tarsi gyvenimas trumpam parodo kitą savo pusę. Kai keičiasi vaizdai, keičiasi ir mūsų žvilgsnis. Į tai, kas šalia. Į tai, kas viduje. Tarsi atsiranda erdvės matyti save ir vienas kitą. Kelionėse pradedi pastebėti mažus dalykus. Pats gyvenimas nusispalvina ryškiau. Pasidaro lengva mėgautis čia ir dabar akimirką. Atsiranda daugiau vietos džiaugsmui ir žaidimui. Krūtinėje kvėpuoti pasidaro lengviau. Yra kažkas gražaus, kai žmogus nebeskuba. Kai užuot planavęs, tiesiog yra čia ir dabar. Kai pasidaro ramu, nes viskas, ko tau reikia, yra čia. Gyvenimas nėra tik apie pasiekimus, jis apie tas akimirkas, kurios niekada nesikartos taip pat. Apie buvimą kartu, kai lengva ir kai sunku. Kai esi suprastas be žodžių ir kai gali tiesiog būti savimi, netobulu, bet tikru. Kiek daug praleidžiam skubėdami. Kiek mažai kartais būnam visi kartu, tiesiog šiaip, be progos. Kartais prireikia kalno, kad prisimintume, kaip gera sustoti, kaip gera būti be vaidmenų, tiesiog žmogumi, kuris dalinasi akimirką. Kartais laimė būna labai paprasta, jis slepiasi ten, kur dažnai net nežiūrim. Ne visada suprantam, kad tai jau ji, kad tai jau tie momentai, kuriuos branginsim labiausiai. Taip lengva praleisti, bet taip gera pastebėti. Gal tai ir yra prasmė – jausti, būti, dalintis, leisti gyvenimui paliesti. Kartais viena kelionė primena tai, ką buvom pamiršę. Ir tyliai paklausi, dėl ko iš tikrųjų gyvename.